fiziškumas šiandien buvo toks, kokio ir laukia rungtynėse? Pradėjom iš tikrųjų prastai, sakyčiau, 1-1, ypač gynyboje labai daug taškų, paskui gavom ir iš situacijų, kur jie buvo pasiruošę ir užatakavo, bet faktas, pakėlus tą intensyvumą, tas rezultatas padidėjo ir, aišku, pataikymas iš toli. Dvigubai daugiau mestų tolimų metimų. Ar toks planas ir buvo, ar Vilkaviškio per Lasgau gynybą ir susispaudimai baudos aikštelėje atiduoda tuos metimus? Aš manau, abu variantai. Tiek ir jų gynyba pritaiko tą mūsų puolimą, tiek ir mūsų ta žaidimo braižas viso sezono metu buvo išmesti daug tritaškių. Bet faktas, kad prie to prisideda, kaip varžovai ginasi. Aš puikiai suprantu, kad ne pergalė jūsų galvose dabar yra svarbiausia. Pirminės žinios, ar yra kokia Aurelijaus Pukelio situacija, kas ten atsitiko jam, kovojant dėl kamuolio, atrodo, lygioje vietoje? Kol kas tikrai nieko nežinau ir nespėliosiu, bus atlikti tyrimai ir sužinosim, kokia ta situacija yra reali šiai dienai.